Sveiki, mes ir vėl esame Liūto ir Pranutės Mockūnų namuose ir šiandien šnekučiuosimės su režisiere, scenariste, dokumentinių filmų kūrėja Ramunė Rakauskaitė. Sveiki, Ramunė. Sveiki. Tai kodėl mes norėjome jūs pasikviesti šiandien pokalbį? Todėl, kad jūsų kuriami dokumentiniai filmai, dalis jų, nemaža dalis jų yra lietuvių išeivijos diasporos tematika. Ir Vytauto didžiojo universitete mes skiriame tikrai daug dėmesio lietuvių išeivijos tyrimams ir viskas, kas susijęs su lietuvių išeivija, mums yra be galo įdomu, todėl ir jūs mums esate be galo įdomi. Ir jūsų perspektyva, taip kaip jūs matote išeiviją, ką jūs norite papasakoti. Tai gal jūs pradžioje galėtumėte pasidalinti savo atsiminimais apie jūsų pirmąjį apsilankymą, pirmąjį susidūrimą su lietuvių diaspora, su išeivija, kada tai buvo? Gal ne visi mes žinome, tai gal galėtumėt mums trumpai tiesiog papasakoti. Tai buvo 1997 metai. Mano dėstytojas, kino klasikas Henrikas Šablevičius, turėjo galimybę 2 studentus išsiųsti praktikuotis į Ameriką. Tuo metu ten veikė Amerikos lietuvių televizija. Ir taip laimė lėmė, kad aš ir Donatas Ulvydas buvom Šablevičiaus išsiųsti. Ir kažkuria prasme mano, kino krikštatėvis Šablevičius tarsi pastumėjo mane į šitą temą, kur aš aišku visai nesitikėjau ir visai nežinau, kuo tai baigsis. Bet mes važiavom tokie posovietiniai jaunuoliai, iš filmų pažinodami kažkiek tą Ameriką, apie Amerikos lietuvius vos kažką girdėję ir mes taiga atsiduriam epicentre Čikagoje, kur yra didžiausia bendruomenė, kur iš esmės antroji Lietuva veikia. Ir atsiduriam ne bet kaip, o būdami televizijos darbuotojai, kur kiekvieną dieną važiuoja į renginį, kiekvieną dieną važiuoja ką nors filmuoti. Tai žodžiu, kad mes per tuos pusę metų taip gerai pažinom tą bendruomenę, su tiek daug žmonių susipažinom, kad tuo metu aš buvau per jauna, kad suprasčiau, ką su tuo daryti. Ir paskui taip lėmė aplinkybės, kad aš vėl 2001-aisiais grįžtu į Ameriką ir jau tada ilgesniam laikui gyvenau 5 metus. Ir tada vėl aš kažkaip jau kitaip žiūriu į tą visuomenę ir pradedu ją tyrinėti dar jau kitomis akimis. Ir prireikė laiko, kad aš suvokčiau, kad man šitą temą reikia reflektuoti. Nes tuo metu, kai esi ten, dirbi jiems su jais, gyveni su jais, būni, tai kažkaip neturi atstumo. O tam, kad apie juos pasakoti, reikia atstumo. Ir kai aš grįžau gyventi į Lietuvą 2008 metais, tada jau mane pradėjo kirbėti labai daug minčių, kad ir apie tą norėtųsi papasakoti, ir apie tą, ir apie tą. Ir taip aš po truputį ir sugrįžau prie tų temų. Iš esmės aš reflektavau savo patirtį įvykusią per tuos metus. Ir daugelis man, jau kai aš sugrįždavau filmuoti, sakydavo, tai kur tu buvai prieš 20 metų? Tai aš sakydavau, aš gal ir buvau čia, bet aš buvau nepasiruošus tam. Tai be abejo, kad prieš tos 97-ais, kai visi buvo gyvi, kai buvo tikrai aukso amžius išeivijoje. Tai tuo metu, žinoma, buvo galima tiek pridaryti filmų, kad dabar jau čia būtų užversta Lietuva filmais apie išeiviją, bet taip nutiko, kad niekas beveik šitą temą ir nesidomėjo. O kadangi jau aš tiek visko žinojau, tiek pažinojau, tai aš jau vis pabaigiu ir sakau, ko gero paskutinis filmas apie išeiviją, bet neišeina sustoti ir mano kitas filmas vėl apie išeiviją. Tai taip ir gavosi, kad esu tarsi tokia viena iš labiausiai pažįstančių kino režisierių tą bendruomenę ir visuomenę. O su kokiam asmenybėm tada, kaip sako, tam aukso amžiuje, kuriame pabuvote, nuo 97 metų, su kuo prasikirto jūsų keliai? Kas jums, kaip manot, jums kaip kūrėjai suteikia daugiausiai peno apmąstymams, tai refleksijai? Tai iš tiesų man labai DP karta įsiminė, dipukai vadinamieji. Tai ta karta mane taip sužavėjo ir aišku, tuomet jų labai buvo daug gyvų. Praktiškai visi dar buvo garbaus amžiaus, bet jie praktiškai visi buvo gyvi. Tai įsivaizduokim nuo dailininkų žymiausių, nuo Santaro šviesos visų aktyvistų, iki visose organizacijose vairą laikė būtent dipukų karta, kur dabar jau praktiškai jau jų vaikai viską perėmė. Ir jau tik vienas kitas 90-metis, 100-metis senolis yra. Tai tuo metu jie visi buvo dar labai aktyvūs visose organizacijose, tiek Lietuvių fonde, tiek skautų organizacijose, absoliučiai visose, o jų yra ten tiek, kiek Lietuvoje ir gal dar daugiau. Tai
Tai visur ta karta, kaip sakyt, buvo dar kelrodžiai žmonės ir vat jie mane užbūrė savo patriotizmu, savo meilę tėvynei ir aš tada supratau, kad tik išvykus aš supratau, kas yra patriotizmas. Į Ameriką išvykus, taip, ne? ir pamačius tuos žmonės, kaip jie nematė Lietuvos, gyvena Lietuvoje, iš esmės, apėmė toksai pasididžiavimas jais ir žavesys, toks natūralus žavesys, kad ta karta buvo absoliučiai išskirtinė, pradedant savo kalbą, jau jie kalbėjo kalbą, kurioje tuo metu Lietuvoje jau taip nekalbėjo žmonės, ir jie taip mėgo kultūrą, mūsų visokias etno papročius, visokias liaudies tradicijas, kad atrodė, kad ten ta Lietuva gyvesnė negu kad Lietuvoje, kur mums viskas prieinama, viskas pasiekiama, bet mes tiesiog numuojam ranką, kad bet kada mes tą galim padaryti. Tai jie tuo gyveno nuo ryto iki vakaro dauguma ir vat jau dabar turime 5. kartos lietuviukus, kurie tik tai gimė mokami kalbėti tik lietuviškai. Tai vat iš esmės gal nebuvo vienos ar kelių asmenybių, bet buvo visa DP karta, kuri man pasirodė be galo žavinga. Taip, bet vis tiek perinant prie asmenybių, tai galima turbūt priartėti prie pirmojo jūsų projekto, skirto Algimantui Keziui. Ir kaip jūs atėjote prie šito projekto, gal tada, nes skaičiau, kad jūs įvardinote Kezį kaip savo bičiulį gerą. Tai kaip ta bičiulystė mezgėsi ir kaip tada tai išvirto į filmą, kurio aš esu nemačiusi ir galbūt daug mūsų nėra matę, bet gal jūs galėt mus privesti prie to, papasakoti. Tai Kezys dar irgi tuo metu buvo be galo gyvybingas, jis buvo apie 70 virš metų, bet jis atrodė kaip koks 50-metis. Ir jisai rengdavo savo namuose vakarėlius, praktiškai vos ne kiekvieną savaitgalį. Tie vakarėliai būdavo labai dažnai teminiai, arba skirti kažkam poezijos skaitimui, arba kažkam pokalbiui apie meną, kultūrą, istoriją, arba atvažiuodavo kas nors iš Lietuvos, tai visą laiką būdavo susitikimas su tuo žmogumi, kas atvažiavę. O 97-ais dar, kaip sakyti, tų 3. kartos emigrantų dar nebuvo tiek daug. Buvo tokia, galima sakyti, dar jau be abejo buvo, bet dar buvo tik tai pradžia tų, kurie atvyko ir jau kūrėsi. Tai visi intelektualesni arba tokie prie meno žmonės visi būrėsi pas Kezį. Tai mes be abejo labai greitai buvom irgi su juo supažindinti, dalyvavom tuose vakarėliuose ir Kezys buvo vienas iš tų, kuris negalėjo nesužavėti. Tu iškart įsimylėjai tą Kezį ir tada jau mums bebūnant ir stažuotė jau perkopė vidurį ir mes žinom, kad grįšim į Lietuvą ir mums reikia daryti diplominius darbus. Bet Šablevičius sako, jeigu jūs randate temą Čikagoje, galite rinktis daryti ir tenai. Ir aišku, Kezys jau mane buvo taip užbūręs, o kai aš sužinojau dar jo gyvenimo istoriją ir visus dramatinius vingius ir tiek nuo bėgimo iš Lietuvos, pasimetimo nuo savo šeimos, iki paskui kunigystės ir kunigystės metimas ir žodžiu, tiek peripetijų, kad aš supratau, kad tai yra, o plus jo fotografija, pasaulinio lygio fotografija, kur žmogus siejas tikrai į pasaulio fotografijos istoriją. Tai kai aš suvokiau, koks jo gyvenimo istorija ir plus koksai aukšto lygio menininkas, tai man nekilo abejonių, kad aš noriu diplominį daryti tik tai apie Kezį. Tai taip aš ir pradėjau. Ir po to mes labai susidraugavome ir jau kai Kezys atskrisdavo į Lietuvą kiekvienais metais su nauja paroda, mes susitikdavom Vilniuje ir visus tuos metus susirašinėjom, yra didžiulė krūva laiškų ir po to aš grįžtu vėl atgal į Čikagą. Tai tada jau mes tokie šeimos draugai buvom, jo gyvenime vėl ten naujos peripetijos, atsirado moteris, tada mes važiuodavom pas jį svečius vakarieniauti ir žodžiu, labai dažnai, gal nebuvo savaitės, kada aš su Kesiu nesimatyčiau ir kartais mes tiesiog prie vakarienės šnekučiaudavomės, o kartais susitikdavom aptarti kažkokius tai svarbesnius įvykius arba susitikdavom parodose, jisai dar buvo labai aktyvus. Čia tas jūsų pirmasis atvažiavimas, ne? Čia jūs kalbate apie antrąjį, nes jūs medžiagą filmui rinkote jau to pirmo atvažiavimo metu. Pirmo atvažiavimo metu aš viską nusifilmavau ir jau sumontavau ir jau kai grįžau, aš gyniausi kursinį darbą diplominį darbą apie Kezį. Ir yra 2 filmai jūsų sukurti, ne? Taip čia vadina, kad 2 filmai, bet iš tikrųjų tas antrasis Algimanto Kezio filmai,
vadinasi. Tai aš jo net nelaikau filmu. Čia buvo taip, kad Kezys važiavo į Lietuvą. Aš tuo metu dar Čikagoje gyvenau. Ir Kezys važiuoja į Lietuvą pristatyti savo filmų. O jisai tuos filmus irgi darė ne kaip koks nors nesijausdamas kažkokių filmininkų ar tai kino žmogum. Jam Bradūnas priėjo ir sako, Kezy, reikia įamžinti mūsų šviesuolius. Sako, tu supranti fotografiją, tai tu gal suprasi, ką su kino juostą daryti. Nu ir Kezys va tai paragintas, paėmė tą kino juostą. Bet sako, aš nieko neišmaniau apie kiną, bet sako, supratau, kad čia reikia biškį judesio, kad čia reikia veiksmo, kad čia neužtenka vien tik statiškai nufotografuoti. Tai jis pradėjo filmuoti tuos įvairius šviesuolius to meto, bet tai čia jo, kai jisai buvo jaunas to meto. Tai ten dar buvo net ir pirmosiam tos bangos dar atstovų gyvų. Tų grinorių vadinamų. Taip, grinorių. Tai jis tai filmavo, paskui kažkaip pamontuodavo, pakarpydavo, bet jis net nevadino to filmais, tokį archyvą, sukaupė archyvą didžiulį, bet paskui visi sako, tai kad čia filmai ir reikia juos kažkur rodyti. Ir jau, aišku, daug metų po to praėjus, Mažvydo biblioteka norėjo surengti retrospektyvą jo filmų. Ir Algimantas sako, žinai, aš važiuoju, aš visko parodyti negalėsiu. Sako, gal tu gali kažką tokio apibendrinto padaryti apie tuos mano filmus, kad aš galėčiau kaip santraupą parodau tavo filmą. Jis tai pasakė filmą ir visiems prilipo, bet aš to net nevadinu filmu, ten 10 minučių aš tokį padariau būtent apie tuos jo filmus su trumpom ištraukėlėm. Bet kas įdomiausia, kai žiūrėjau tuos filmus, tai iš tikrųjų, Kezys buvo tokio aukšto lygio menininkas, kad jisai net ir tenai išliko menininku. Tokio aukšto meninio lygio portretai, jie trumpučiai, ten kai kurie po 5 minutės, kai kurie po 10, nes ant kino juostos filmuoti dar. Tai įsivaizduot, ką tai reiškia, bet jis tikrai jau ir metaforų meistras tuose filmuose, ir akis, ir kadro pastatymas, ir viskas, kad aš tiesiog žavėjausi, kad turėjau galimybę tuos filmus pamatyti. Iš tikrųjų norėtųsi su jumis kartu tuos filmus žiūrėti ir jūsų komentarus girdėti kaip profesionalės, nes ne kiekvienas turbūt galbūt ir pamatytų, ne? Tai, ką jūs matote. Tai ką režisierė mato, režisierės akis, kai susiduria su lietuvių išeivija. Ramunė Rakauskaitė mato vieną dalyką, bet ką mato režisierė? Aš manau, kad režisierius mato labai daug sluoksnių. Jisai mato ir temą, jisai mato ir tos temos reikiamybę, jisai mato ir tai, kas jam įdomu toje temoje. Ir jisai be abejo mato net ir tokius įvairiausius fizinius dalykus, kaip tą žmogų sodinti, kaip su juo kalbėtis, ką su juo veikti. Prasme, kad tu darydamas filmą tu apie daug sluoksnių galvoji, kur net nebūtinai žiūrovas viską sužino arba pamato, arba matydamas net į tai nesigilina. Bet režisierius labai daug dalykų mato ir sakyčiau, kad kartais turi kiaurai žiūrėti, kad gautųsi geras filmas. O ar galima būtų kalbėti apie kažkokią žinutę, kurią siunčia jūsų filmai apie lietuvių diasporą, apie lietuvių išeiviją? Ar jūs tą galbūt sąmoningai kažkokią žinutę formuojate? O gal jūs pastebėjote, kad ilgainiui tose jūsų keliuose filmuose sukurtuose gal jinai tiesiog išsitransliavo, žinot, iš vidaus toksai išėjo? Ar galima apie tai kalbėti? Manyčiau, kad pirmiausiai gal toks uždavinys buvo tai apie laisvės troškimą. Kad man visi tie žmonės, tiek tie dipukų karta, tiek netgi vėliau, kur aš jau trečiosios kartos emigrantus filmavau, juose visuose buvo labai ryškus laisvės troškimas. Bet be to labai man buvo svarbi ta tautinė savimonė ir patriotiškumas. Ir ta karta, nes taip tarsi čia banaliai skamba, kad patriotiški čia tautinė savimonė, bet ta karta tiek savyje to turėjo ir tą transliavo kiekviename žingsnyje. Tiek savo buityje, namuose, šiokiadieniuose. Tai man tas buvo taip žavinga, kad aš supratau, kad apie tai reikia kalbėti. Ir kai kurie mano filmai gal nebuvo labai populiarūs, nes sako, oi, jie labai patriotiniai. Pavyzdžiui, apie kurios taip sakydavo? Ir apie keliones namo, ir netgi dabar patį naujausią savo filmą aš vienam kino teatro vadybininkui parodžiau, sako, čia toks patriotiškas, kad sako, neaišku, kiek čia tų žmonių ateis. Tai
man iš esmės kaip ir komplimentas. Aš žinau, kad kiekvienas filmas atranda savo žiūrovą ir auditoriją ir kiekvienas gyvena savo gyvenimą, kartais net ilgiau negu tu galvoji. Štai filmui apie Algimantą Kezį jau dabar yra 20, jau virš 20 metų, bet pernai aš visai netikėtai buvau vėl pakviesta į Palangą rodyti tą filmą. Tai taip, kad tu kartais net nežinai, kiek ilgai tavo filmas gyvens ir kas ir per kur jį atras ir kodėl juo žavėsis ir kad iš esmės dokumentiniai filmai nemiršta, jie amžini visada. Tai taip, kad kiek čia tų žiūrovų, tai mes gal net patys niekada nesužinosim galiausiai, o kiekgi jų bus. Tikrai taip. Kalbant apie jūsų filmo herojų santykį su Lietuva, kaip jisai atsiskleidžia? Ar gal jūs pati kažką renkatės akcentuoti, kalbėdama, rodydama jų santykį su Lietuva? Nes turbūt taip, ką jūs kalbėjote, patriotiškumas tas matosi, ne? Ir ar tik tai? Ne, be abejo, ne tik tai, bet žiūrint kuriam filme, tarkim, Kelionėse namo, tai aš kalbu beveik apie visus aspektus, apie žmonės, kurie gimė Amerikoje ir užaugo Lietuvos pasakoje. Jie tą Lietuvą estetizavo, kūrė kaip pasaka, bet joje gyveno nuo gimimo ir paskui tik tai jau vėliau, kai galėjo atvažiuoti į Lietuvą, ją pamatė, kokia jinai iš tikrųjų yra ir kaip ta susikurta fantazija ne visai atitinka realybės. Tai aš sakyčiau, kad santykis su Lietuva kiekvienam mano filme ir kiekvienuose herojuose yra šiek tiek skirtingas. Bet be abejo, visa DP karta idealizavo Lietuvą ir... Bet tas skirtingas santykis turbūt sugrįžusiuose iš New Yorko yra. Kitokį mes matome santykį su Lietuva, ne? Ir herojai jau net ne DP kartos atstovai, jau galima, tai yra tas terminas tarybukai, ne? Taip, ten yra tarybukai, kurie išvyksta į New Yorką, bet vėl pakliūna pas DP žmogų Joną Meką. Taip, kuris, aišku, gal ne per daug save tapatino su DP, bet nenori toksai buvo. Tai be abejo, kad iš Tarybų sąjungos pasprukę žmonės matė visai kitokį pasaulį ir kitomis akimis ir jiems tas laisvas pasaulis atvėrė begalės galimybių, kur po to jau praėjus daugeliu metų nebuvo baisu ir grįžti į Lietuvą. Ir kad vis tiek nostalgija Lietuvos, manyčiau, net tuose tarybukuose vis tiek labai stipri. Ir tas ryšys su Lietuva labai glaudus iš tiesų. Jeigu režisierius būtų vyras ir kurtų tuos filmus, ar jie, aišku, faktiškai turbūt būtų kitokie, nes aš galvoju, gal čia moteriškas jautrumas kažkoks lemia jūsų tą filmų tokį charakterį, nes jie visi tikrai sujaudinantis yra. Tai nežinau, kiek čia jūsų tas moteriškumas, ar čia kažkokios prigimtinės jūsų savybės. Aš galvoju, ar vyras kurdamas jisai, turbūt akcentuotų gal kitus dalykus, ne? Taip kaip Ramūnas paruošė klausimus vienokius, man įdomus kiti dalykai yra. Tai gal čia vėlgi... Aš gal per daug neskirstau ar autorius moteris, ar vyras, bet aš tai tik žinau, kad man labai svarbu yra rasti ryšį su žmogum, kurį aš filmuoju. Ir jeigu to ryšio tu netrandi, dažniausiai tu net nesiimi to žmogaus filmuoti, nes mes turim tokį etapą kaip pasiruošimas filmui, kuris kartais trunka ir 3 metų, kol tu renki medžiagą, rašai scenarijų, susipažįsti su tuo žmogum ir net labai dažnai patampi jo šeimos dalimi, jo draugu. Ir va tas man labai svarbu. Galbūt kai kuriem režisieriam, ir sakau, nebūtinai vyram ir moteriam, kitiem nėra taip svarbu arti susibendrautų, bet man tas labai svarbu. Bet aš ir norėjau klausti, nes viename iš interviu jūs kalbate apie tą susidraugavimo, kad momentą, kad tas ne tik tai, kad užtrunka, bet kad tas, kuriant dokumentiką, yra turbūt būtinybė, ne? Taip, man tai taip atrodo. Aš negalėčiau kitaip, bet aš žinau, kad yra kitų, kurie neprisileidžia arti to herojaus ir jiems irgi pasiseka, bet aš atvirkščiai. Aš kadangi nedarau filmų apie tuos, kurie man nepatinka, o darau visada tik apie tuos, kurie mane žavi, tai aš su jais visada noriu susidraugauti ir susidraugauju. Bet jūs sakot, Kelionėse namo ėmėte labai skirtingas, asmenybės ir su skirtingomis pažiūromis. Ir
tada su visais labai irgi norint susidraugauti, jie visi labai skirtingi, galbūt ir ne tik tai tie, kurie jums ten pagal asmenybę tinkantys, ane, Taip, kurie charakteriai. Taip, bet kažkaip tai man tai netrukdo susidraugauti. Ir man, kadangi labai patinka vyresni žmonės, tai aš gal dar ir todėl ta DP tema man taip artima, kad jau jie visi dabar garbaus amžiaus, arba net jų vaikai jau yra visi už mane vyresni. Tai man kažkaip... Aš prisimenu tokį vieną pavyzdį apie antropologą Donatą Brandišauską, kuris tyrinėjo Sibiro tas tauteles, kurios keliauja paskui elnius. Ir reiškia, norint susidraugauti su tom Sibiro tautelėm, turi pradėti praktikuoti tam tikrą įprotį. Ir žmogus grįžo su rimtom sveikatos problemom paskui. Tai kokie iššūkiai buvo jums, pavyzdžiui, susidraugaujant su, nebūtinai jau, gal dabar turiu omeny daugiau sugrįžusiosius iš New Yorko, nes vis tiek tai yra labai ryškios asmenybės. Tiek Eugenijus, tiek fotografas Kulikauskas. Nes filmo pabaigoje mes jau matome bent jau Kulikauską tokį pasikeitusi, jau mes jį matome kitokį. Jaunystę, ką mes matome, jis toks jau, kaip mes galim sakyti, pasileidę plaukus abudu. Nors Eugenijus, man atrodo, ir liko su paleistais plaukais. Bet kaip juos sekėsi prisijaukinti šitam filmui? Labai gerai, bet aišku, tai užtruko. Aš tikrai atsakingai rinkau medžiagą, ilgai bendravau su jais iš lėto. Ir paskui gal net herojams įvyksta nusivylimas, kad kai baigėsi filmas, tu iš jų gyvenimo nenori dingsti. Arba nebūni tiek, kiek tu iki šiol buvai. Bet tai nėra veidmainystė. Skaičiau, širdie, tai tie žmonės visą laiką lieka ir net su artimais draugais jų kartais nesustinkam po pusę metų. Bet žinau, kad žmonėm būna, ir man net viena močiutė iš mano filmo Žalumose yra paskambinus gal po pusę metų ir man davė pylos, sako, tu man pusę metų neskambinai. Bet būdavo, kad ir nuvažiuoji, nes ten į kaimę, tai nuveži kažkokių tai vaišių, kažko vis pravažiuojant. Bet per metus ir tų filmų kaupėsi, ir tų tavo herojų kaupėsi. Ir tu tiesiog, užmiršti visiems parodyti dėmesį, o tie žmonės prie tavęs labai prisiriša. Ir filmavimas, kadangi kartais trunka metus, bet tai nereiškia, kad metus ištisai, metų bėgėje pas juos atvažiuoji tam tikrą dienų skaičių, arba paskui skambinėsi, klausi, kaip gyvenat, kas vyksta. Tai žmonės tikrai prisiriša. Tai gal šitas yra toks skaudesnis momentas man, kad tu baigęs filmą tarsi nutolsti šiek tiek nuo to žmogaus, o jisai tikisi dar to artimo bendravimo. Bet tiek su Arūnu, tiek su jo žmona Oksana, tiek su Augiu Varkaliu, mes puikiai bendravom ir tiesiog man įdomu buvo gyventi kartu su jais ir būti jo aplinkoje. Ir man atrodo, kai režisieriui yra įdomu viskas, kas vyksta aplink tuos žmonės, tada ir gaunasi geras filmas, nes tu pats domiesi, tau pačiam viskas žavinga ir įdomu. Ir tu tada konstruoji tą istoriją, kurią tu nori pasidalinti su kitais. O kas jums buvo įdomu? Kas jų gyvenimuose, to jų aplinkoje, kas jūs labiausiai patraukė? Aš juos pirmiausia sutikau New York'e pas Meką. Tai kadangi sutikau ten, o Mekas visus čia mus žavėjo ir negalėjai kažkaip nesižavėti Meku. Tai Mekas buvo mums toks dievas tuo metu. Ir kadangi aš juos sutikau pas Meką, tai čia tokie kaip jau dievo parankiniai. Tai irgi labai įdomu juos stebėti ir žiūrėti, ką jie daro. Ir paskui praeina daug metų. Nebuvo jokių Facebook'ų nieko, tai apie juos negirdėdavai, bet praeina daug metų ir aš staiga matau, kad vienas sugrįžo į Lietuvą ir staiga po kelių metų jau kitas sugrįžo į Lietuvą, ir man jau pradėjo, o aš jau juos pažįstu, bet mes nebuvom susidraugavę, tik tai, kad aš juos sutikus ir tik tai žinau, kad tokie yra ir žinau, ką jie daro. Ir čia staiga Mekas. Ir Meko šimtmetis artėja, kur apie tai irgi visai net negalvojau, kai pradėjau. Ir viskas taip vėl susijungia į istoriją, kad aš matau, kad tame yra istorija. Ir aš tada pradedu pas tuos žmonės lankytis, su jais bendrauti. Tai tada perduodu linkėjimus nuo Ramūno Čičelio ir norėčiau užduoti tada jo paruoštą klausimą. Ir Ramūnas klausia, ar galėtumėte tvirtinti, kad Kulikauskas ir Varkalis save atrado būtent svetur?
gal tvirtinti negalėčiau, nes jie jau buvo gana subrendę žmonės, kai išvyko į Ameriką. Ir jau buvo pabaigę dailės institutą tuometinį, ir jau turėjo netgi savo braižą ir kryptį, ir jau kažkokį tai net, sakyčiau, toną kūrybinėje visuomenėje. Bet be abejo, kad New Yorkas, tai buvo jiems sparnai. New Yorkas jiems atvėrė laisvą pasaulį ir kai jie pamatė, ką reiškia gyventi laisvame pasaulyje, tai vat tuomet, aš manau, jie realizavosi ir kaip menininkai, ir kaip žmonės. Tai be abejo, kad emigracija jiems suteikė vidinę laisvę ir polėkį kūrybai ir norą džiaugtis gyvenimu. Va tas, man atrodo, buvo svarbiausia, nes sovietiniai toje aplinkoje jie buvo praradę gyvenimo džiaugsmą. Ten jie jį atrado. Tai va šitas, manyčiau, buvo esminis toks lūžio taškas. Kitas Ramūno klausimas, jisai klausė, kiek Mekas, Kulikauskas ir Varkalis jūsų filme yra kitoniški kaip lietuviai ir menininkai? Na, visų pirma, Mekas, nors ir labai dažnai tvirtino, kad jisai žemdirbys, žemdirbio vaikas, iš Lietuvos, niekada tos savo tapatybės neslėpė, o priešingai didžiavosi, bet jisai kaip nedalyvavo jokioje ten lietuvių bendruomenės renginiuose, veiklose, nelabai bendravo su DP karta ir netgi šiek tiek iš jos šaipydavosi, sakydamas, kad Čikaga ne miestas, šūdas nesviestas. Tai taip jis pašiepė visą tą Čikagos diasporą. Tai vat jisai buvo kitoks lietuvis, nes jisai kitaip rodė meilę Lietuvai ir kitaip domėjosi Lietuvą. Ne per kažkokią bendruomeninę veiklą, bet labai asmeniškai, labai giliai, labai išjaustai. Ir sakyčiau, netgi priešingai eidamas į pasaulį ir tamdamas pasaulio piliečių, o ne būdamas ten visų tų bendruomenių ir DP kartos. O jau atvykėliai tarybukai, Kulikauskas su Varkaliu, tai jie, aišku, kad buvo irgi kitokie lietuviai. Ir kas keista, kad prieš tai Mekas bendravo su visais pasaulio grantais, nuo Džono Lenono, Joko Ono, Varholo ir visų kitų. Bet va staiga tais metais jam pasirodo įdomiausi tie atvykėliai iš Lietuvos ir būtent tarybukai. Ir jie tampa vieni artimiausių jo aplinkos žmonių. Tai va čia irgi toks ir Meko, sakyčiau, keistas postumis. Jis, aišku, be abejo neatsisakė visų tų senų savo draugų, bet tuo metu, kai atvyko šitie žmonės iš Lietuvos ir tuo lūžio metu, kai Lietuva tampa nepriklausoma, Mekui pasidaro būtent šitie žmonės patys įdomiausi. Ir su jais jisai leidžia daugiausia laiko ir dalinasi idėjom ir gyvenimu. O jūs radot savo atsakymą, kodėl taip yra? Kodėl tai buvo? Kodėl jam jie pasidarė įdomiausia? Ne, tiesą pasakant, nežinau iki galo. Bet šitą faktą aš savo konstatavau, kad taip įvyko, tai buvo. Bet paskui, jau kai privažiavo labai daug lietuvių New Yorką, tada Mekas užsidarė ir jau nebeįsileido. Jau ne kiekvienas atvykęs galėdavo sukti antologiją, o tuo labiau antologijoje sutikti jį. Tai manau, kad pasisotino jisai irgi tuo bendravimu su lietuviais. Galbūt pasisotinęs prieš tai kažkuo kitu ir jam šviežiena buvo, ne? Toks šviežias kraujas, įdomu. Dar iš tikrųjų norėčiau toliau pakalbėti apie jūsų naujausią filmą, Toks kaimas Amerikoje. Mes jo dar nesame matę ir matysime Vilniuje spalio 16 dieną ir spalio 22 Kaune. Ir aš vis apie tą režisierę žvilgsnį noriu klausti, ką režisierė pamatė Dainavoje? Nes mes kaip stovyklautoje matytume vienokius dalykus, ką pamatė režisierė ir ar tas poreikis galbūt čia iš bendruomenės atėjo, ar jūs pati, jums pačiai gimė ta mintis, idėja, kad norėtųsi įamžinti stovyklavietę, kuri buvo ypatingos reikšmės lietuvių bendruomeniai. Taip, tai aš pirmą kartą Dainavos stovykloje atsidūriau 17 metais ir filmuodama kitą filmą, bet tai, ką pamačiau toje stovykloje, mes ten pabuvom gal kokias 3-4 dienas, tada labai trumpai, bet aš išvažiavau ir aš supratau, kad aš buvau nemačius tokios stovyklos ir tokių stovyklautojų ir tokios dvasios. Ir aš labai greitai, man atrodo, jau praėjo koks pusmetis ir aš Dainai Čyva sakau, man atrodo, kad Dainava verta filmo.
ir reikėtų apie Dainavą daryti filmą. Tai be abejo, jie visi fanai Dainavos ir sako, tai kaip būtų puiku, bet išlieka finansinis klausimas, ir mes ten pabandėm vienais metais kreiptis į Lietuvių fondą, bet finansavimo negavome. Ir kažkaip ta idėja taip vis nustumta ir paskui vienais metais man Daina sako, reikia daryti arba laikas bėga, patys seniausiai kūrėjai jų nebelieka. Ir vos net jau dabar yra vos ne vienas žmogus, kuris galėjo papasakoti visą istoriją nuo pat pradžios. Ir aš irgi tikrai suvokiau, kad pats laikas dabar. Tai mes visi surėmėm pečius ir aš tada gavau finansavimą iš Lietuvos kino centro ir taip pradėjom per keletą metų važiuoti į Dainavos stovyklą ir filmuoti Dainavą. Ir toks, sakyčiau, šis filmas toks lokalesnis, kad kalbam apie labai konkrečią vietovę ir apie konkrečius žmonės, bet nuo 1957 metų iki dabar tai vis tiek nemažas laiko tarpsnis ir vis tiek toks, galima sakyti, irgi labai atskira diasporos gyvenimo tema, kurie nuo kūdikystės iki dabar stovyklauja Dainavoje ir Dainava šiuo metu išgyvena pakilimą, kokio neturėdavo netgi įkūrimo metais. Tikrai. Bet ar aš teisingai suprantu, kad Dainavos stovykla tai yra toks ateitininkų, JAF ateitininkų toksai projektas ir jų namai, bet aišku, nepribota nuo visos kitos biodiasporos. Taip, pirmiausia jų namai, tai jie buvo įkūrėjai, sumanytojai nusipirkti žemę ir įkurti tokią Lietuvą primenančioje vietoje stovyklą. Bet be abejo, joje vyksta ir skautų stovyklos, joje vyksta ir mokymai, ir kitos organizacijos pasinaudoja, bet visų pirma tai yra ateitininkai. Ir jūs filmavote ar ateitininkų stovyklas? Taip. Būtent ateitininkų. Jiems tai, aš neįsivaizduoju, nes ką jiems tai turėjo reikšti, kad kuriamas yra filmas, įamžinama jų tokia didžiulė tapatybės dalis, nes taip kaip Lietuvoje mes turime ateitininkų stovyklą, vasaros stovyklą Berčiūnuose ir kas yra pabuvęs Berčiūnuose, žino, kas yra Berčiūnai ir tas amžinai lieka tavo patirtim. Tik tai, aišku, tu nesi išeivijoje ir tas tautiškumo aspektas nėra tiek išreikštas, užakcentuotas kaip Jungtinėse Amerikos valstijose, nors ten ateitininkai vadovaujasi 5 principais, vienas iš jų yra tautiškumas. Bet tenais turbūt tas dar labiau yra išreikšta ir nežinau, kokia jums emocija tas sukelia lankantis toje stovykloje, ką jūs išskaitote iš tų žmonių, kurie tenais atvažiuoja, nes ką mes matome filmo reklamoje, kad berods nepamenu, kas pasakoja, kad sako, kai tik tai važiuojame, atsidarome mašinos langus ir klausomės Dainavos garsų. Tai jau tam tikras ir tradicijos, ir per pojūčius yra suvokiama ta patirtis, ne tik tai, kad per veiklas. Tai kaip jūs, Ramune, tą matėte, tų žmonių santykį su Dainavos stovykla ir kaip tai tampa jų tapatybės dalimi? Mane labiausiai sužavėjo, kad aš pirmą kartą nuvykau į sendraugių stovyklą. Ir tenai aš pamačiau anūkus, kurie kūdikėlį ant rankų, tada jau dipukų vaikus, kurie jau antroji karta, jų vaikus ir tuos dar anūkėlius. Ir dar būdavo ir DP žmonių, kurie, tai iš esmės 5 kartas vienoje stovykloje. Ir tas buvo man toks kažkoks neįtikėtina. Kad taip žmonėm, ir be abejo jie, ne iš visos Amerikos, gal labiausiai iš Čikagos, Mičigano, Clevelando suvažiuoja, bet yra ir net ir iš Kalifornijos yra ir tikrai iš daugelio valstijų ir jie susiplanuoja atostogas, viską metą, toliausiai važiuoja, kai kurie ten po kelias paras, kol pasiekia stovyklą, bet jie taip nori gyventi savaitę tų draugų būryje ir aš tada galvoju, o ką reikštų man turėti draugus, su kuriais aš užaugau toje stovykloje, nuo kūdikystės, kurios net neatsimeni, iki dabar, kai tu turi savo vaikus ir po to turi savo anūkus. Ir mes vis tiek visi kartu stovyklavom. Galvoju, aš tokio jausmo nepatyriau ir nepatirsiu. Dėl to man buvo taip įdomu stebėti tuos žmonės ir papasakoti būtent apie juos. Kad jiems tai yra vieta, kur jie užaugo ir kur leido vasaras. Ir ten dėl to man toks ir kilo tas pavadinimas, kad ten yra kaip jų kaimas. Jie gal daugelis neturėjo kaimo ir net nelabai suprato, kas tas kaimas,
bet ta Dainava yra jų kaimas, į kurį sugrįžta kiekvieną vasarą. Ir sugrįžta taip, kaip mes pas močiutę sugrįždavome. Iš tikrųjų, tikrai klausimas kyla, kodėl toks pavadinimas? Taip, nes ten yra absoliutus kaimas, stovyklavietė yra kaip vienkiemis, kur aplinkui kukurūzų laukai ir tikri amerikiečiai fermeriai. Ir tai ir ta prasme ten yra kaimas, bet aš gal labiau tą dvasinę prasme, kad tiem žmonėms ta vieta tai buvo kaip jų kaimas, kaip jų Lietuva. Ir ten daugelis ir sako, čia mūsų Lietuva. Ir vietovė pasirinkta absoliutiškai lietuviška. Kalnelis, ežerėlis, pievos. Kaip sako, ganyklos čia buvo, kai nupirkome. tai ta senoji karta dar tokį žodį vartoja ganyklos, kur jaunimas, manau, net nesuprastų jau, ką tas reiškia. Tikrai. Filme skamba kantri muzika. Kas lėmė tokį pasirinkimą? Na, gal ne visai kantri, sakyčiau, gal tokia labiau amerikano. Apie muzikos stilių mes visą laiką kalbam pirmiausiai su montažo režisierė Audinga Kučinskaitė. Tai mes surandam tą muzikinį raktą, bet iš pradžių filmas sumontuojamas ir tik po to mes atiduodam kompozitoriui. Tai šiuo atveju mes raktą buvom radę, kad šitam filmui reikia tokios muzikos, nes norėjausi, kad būtų tokia amerikietiško stiliaus muzika. Ir tada mes jau galiausiai išsakėm savo pageidavimus kompozitoriui Gabriel Orentas ir Gabrielius pagal tai sukūrė puikią muziką. Bet kaip tas raktas yra atrandamas? Ar čia diskusija vyksta, ar tiesiog išjautimo būdu? Taip. Jūs visiškai teisi. Ir diskusija, ir išjautimo metu. Bet tam buvo kažkoks konkretus tikslas, ar... Ne, tiesiog nuotaika. Tu, žinai medžiagą, tu, kaip sakyti, jau pasižiūri su montažo režisierė visą medžiagą, susidėlioji filmo struktūrą, apsitari ir tada daug maž tikrai pasidaro aišku ir kokios muzikos norėsis ir reikės. Tai tas yra beveik, taip gimstant kiekvienam filmui. Taip yra. Kad jau prieš pradedant montuoti mes žinom, kokio muzikinio rakto reikės. Be abejo, kompozitorius atneša savo dar niuansų ir pastebėjimų. Ir dėl to man ir patinka kinas, kad tai yra kolektyvinis menas, kad kiekvienas atėjęs žmogus gali filmui atnešti naujas spalvas ir jį padaryti dar labiau daugiasluoksnišku. Aš pati nieko nedarau, tik tai režisuoju. Aš visą laiką turiu operatorių, kuris filmuoja, montažo režisierių, kuris kartu su manim montuoja, o kiti labai mėgsta viską daryti vieni. Ir patys filmuoja, patys montuoja, o man patinka dirbti su bendrakūrėjais ir tuo tada tikrai, kinas tampa ne vienos mano kūriniu, nors aš už jį, kaip sakyti, jau duodu ranką nukirsti, ko kiti greičiausiai nepasiūlytų, bet taip labai patinka kiekvieno indėlis į tą bendrą kūrinį. Tai čia jūsų tokia asmeninė prieiga? Manau, kad daugelio. Prasme, kinas negali gimti, o ypač vaidybinis, be kolektyvo negali gimti. Ir aš iš tikrųjų dabar norėčiau prieiti prie tos jūsų filmo ašies, apie kurią minėjau, kad bandžiau suprasti, kokia yra jūsų, galbūt ar yra tos kelios, ar viena ar kelios tos temos, kurios galėtų apjungti. Ir iš tų visų interviu, kuriuos jūs esate davusi, tikrai ne visus perskaičiau, bet ką spėjau susipažinti, man tokie raktažodžiai išsigrynino. Ir jūs pasakykite, ar tai tiesa, neprisitaikėliai. Nes aš galvoju apie tiek sugrįžusiai iš New Yorko, bet nebūtinai filmams, kurie yra skirti diasporos tema, galbūt čia jūsų kūryba apskritai tas yra būdinga, ne? Pasižiūrėkit, susižavėjimas. Laisvė arba laisvas žmogus. Ir dabar Dalios Kuizinienės interviu, kuris yra Laiko jungtyse išspausdintas, jūs kalbate apie šviesą, kad kiekvienas filmas jums svarbu, kad jisai neštų šviesos. Kaip mes tą galėtume labiau suprasti, ką jūs tuo norite pasakyti? Man nepatinka gal apskritai menas, kuris labai žmogų panardina į dumblą ir kalba tamsiomis temomis ir kuris yra toksai, kad ir nebūtinai negatyvus, bet jisai toksai sunkiai prieinamas. Tai man norisi kalbėti,
kad ir apie skaudžius dalykus, bet šviesiai. Na ir tai yra pasirinkimo reikalas. Ir aš visą laiką stengiuosi visose temose įžvelgti ir humoro šiek tiek, ir va to lengvumo, ir šviesos. Ir tada vat, ir man pačiai įdomu, ir tikiuosi, kad ir žiūrovui įdomu. O vat, tas vat, kažkoksai tai tamsa manęs nebedomina. Dar kitas raktažodis, kuris man toks vat, atrodė, kad tinka jūsų filmams, nepaaiškinama trauka. Nes galbūt čia labiau turėjau omenyje tą, kai susipažįsti su diaspora, su DP karta ypač. Ir tada nesupranti kas, bet tose istorijose tave kažkas traukia. Taip. Ir aš nemanau, Ramune, kad čia jūsų paskutinis filmas apie diasporą. Turbūt dar sulauksime. Nežinau. Tai, na, temų turbūt dar gali būti įvairovė. Taip, temų labai daug, bet ir aš jų tikrai daug turiu. Ir jeigu man koks nors milijonierius sakytų, aš tau duodu pinigus, tau nereikia visuose finansavimo konkursuose dalyvauti, tai aš vienu metu, ko gero, daryčiau po 2 filmus apie diasporą. Nes temų yra tiek daug, bet aš labai suvokiu mūsų realybę ir tą finansavimo stoką. Ir tiek, kiek pas mus finansuojama, ir kaip ištesiamas mums finansavimas per keletą metų, kur aš galėčiau per metus filmą padaryti, bet mums ištesė finansavimą per 2. Ir realybė tokia, kad mes labai ilgai darome filmus. Tai čia visai kita pusė, kuri, aišku, niekam neįdomi, bet jeigu vat, tokios realybės nebūtų, tai aš daryčiau daug filmų apie diasporą. Paskutinis raktažodis, kuris man atrodo apibūdina, bet pasakykit, ar teisinga gyvenimo ir kūrybos polėkis. Kuriems filmams čia galima taikyti šitą? Manau, kad gal vos ne visiems. Nes tiek pradedant Keziu, ar 3 skrybėlėse, ar netgi Žalumose, kur filmas apie žolininkės, bet irgi tai yra. Tai ko gero, kad visur, kad Gal pabaigai dar aš norėčiau apskritai apie lietuvišką dokumentiką klausti. Kuo lietuviška dokumentika jūsų akimis yra ypatinga arba ko jai trūksta? Kaip jūs ją matote? Na, ilgus metus tai buvo mūsų veidas, mūsų kino veidas pasaulyje. Nes pripažinkim, kad labai ilgus metus mes neturėjom vykusių vaidybinių filmų ir visur, kur laimėjo prizus ar kur buvo girdima, tai buvo tik tai girdima lietuvių dokumentika. Ir aišku, tam labai aukštą toną uždavė dar mūsų klasikai Šablevičius Verba, kūrė sovietmečių, bet įvaldė Ezopo kalbą ir kūrė poetinius filmus. Bet kadangi jie buvo mūsų mokytojai, tai mes po to ištisa karta perėmėm tą savo mokytojų ir tarkim, man nekilo abejonių, ar eiti vaidybinį ir dokumentinį kiną. Tas dokumentinis kinas jau studijų metais tai paveikė ir toksai pasidarė įdomus, kad aš be sąžinės graužaties jame likau ir labai tuo džiaugiuosi. Tai sakyčiau, kad mūsų dokumentinis kinas labai stiprus po šiai dienai, o ypač dabar, kai atėjo jaunoji karta su dar naujom temom ir netgi su žanrinė šiokia tokia įvairovė. Tai jisai tik tai plečiasi ir dar augina sparnus ir gaila, kad mes neturime tiek daug žiūrovų, kiek norėtųsi turėti, nes žmonės apskritai linkę nuvertinti lietuvišką kiną ir jie neturi patirties žiūrėti dokumentinį kiną, nes daugam dokumentinis asocijuojasi, kad tai kažkokia televizijos laida. Bet kai mano, žinau, tai yra filmuose, netgi Kaune man taip yra buvę, kad atėjo amžinatilsį Vijolės Arbos draugai, jaunesni žmonės, ir jie pažiūrėjo filmą, sako, bet tai kas čia kaip meninis? Sako, mes nesitikėjom, kad dokumentinis gali būti toks įdomus. Tai be abejo labai malonus toks pagyrimas, bet aš labai daug girdėjus, kad kai žmonės pažiūrė gerą lietuvišką filmą dokumentinį, kad jie sako, tai yra daug įdomiau negu vaidybinis. Tai tikiuosi, kad dokumentinis kinas ne tik tai labiau dar augins tuos sparnus, bet ir atras vis daugiau savo žiūrovo. Bet manyčiau, kad jam sekasi tikrai labai gerai. Tai mes ir linkime, kad tų sparnų dar daugiau, stipriau, kad jie augtų. Bet šitą filmą, Toks kaimas Amerikoje, jūs pristatėte pirmą kartą Jungtinėse Amerikos valstijose lietuviško dokumentinių filmų festivalyje. Artėja kitas dokumentinių filmų festivalis, vėl 26 metais, gal kažką jam ruošiate? Per greitai.
per greitai. Vienam, taip, man gaunasi vidutiniškai vienam filmui 3 metai. Tai ilgai, netrumpai. Taip, netrumpai. Bet palyginus su kai kuriais kolegomis, tai dar trumpai, nes kai kurie ir po 6 ir po 12 metų daro vieną dokumentinį filmą dėl įvairiausių priežasčių. Tai man kažkaip kas 3 metus, tai žiūrėsim. Ar nepavargsta režisierius, ar nepavargsta 3 metai dirbant su tuo pačiu filmu, su ta pačia tematika? Ar ateina kūrybinis toks nuovargis? Gal, kad taip esam pripratę, tai apie tai net negalvoji. Tu žinai, kad per 2 metus filmuosi, po to jau postprodukciją montuosi. Toks ritmas, netiesiog. Ir toks ritmas nusistovėjęs ir tada tu kažkaip taip, realiai suvoki, kad tai toks yra filmo gimimas. Bet jūs minėjote, kad dirbate vienu metu daugiau negu prie vieno filmo, ne? Ir tai reiškia, jūsų tas dienotvarkė gana yra užimta, nes jūs turite vis tiek dėmesį dalinti tarp kelių projektų. Taip, aš dar dirbu ir su kitais režisieriais, ir dirbu kaip ir gamybos vadovė, ir scenaristė. Tai taip, kad aš turiu visokių ir kitų kine pareigų, aišku, gyvenu tik iš kino, bet jame turiu įvairiausių darbų. Bet taip, esi pripratęs, kad vieną savo filmą darai, jau į pabaigą, tada kitą rašai, tą baiginėjai, o kitą rašai ir taip natūraliai tarp visų darbų susidėlioja. Kuri dokumentinio filmo kūrimo etapas, kuris filmo kūrimo jums yra pats mieliausias? Kas jums labiausiai patinka? Aš tikiu, kad viskas jums patinka, bet jeigu reikėtų išsirinkti, ne? Ką įvardintumėt? Visų pirma, filmavimas. Man įdomiausia filmuoti. Bet įdomu labai ir montažas, arba net tokie niuansai, kaip kompozitorius atneša tau muziką. Tai irgi yra taip įdomu. Arba kaip spalvų meistras padaro filmų spalvas. Filmas pakyla vėl į visiškai naują lygį ir tu ten jau būni pripratęs keletą mėnesių žiūrėti dar į tą nenuspalvintą filmą ir staiga tu pamatai nuspalvintą filmą. Ir gilinėsi niuansus, taisai, tvarkai, vėl dirbi ten dar prie visokiausių begalės niuansų, bet tai būna vėl toks labai malonus tas jausmas, kai vėl tas filmas kitą kvėpavimą, vėl pakyla, vėl atsiranda naujos visokios ir reikšmės. Tai nuolatiniai atradimai ir kūryba, ir todėl ta gyvybė nuolatinė vaikščioja, pulsuoja. Taip, kol tą filmą padarai, tu su juo tiek būni, arba tarkim net 3 metus gal nuo filmavimo, bet kartais dar tu rašai, kol tu prisijaukini herojus, kol tu juos atrandi, tai toks būna, tikrai tas kiekvienas filmas patampa tokiu, tarsi tavo kūdikiu, nes tu tiek su juo būni, arba ten padarai filmą, tai tu, kai jau jį pabaigi, tu jau jį būni matęs kokią 50 kartų. Ir aš kartais jau kaip per premjeras važiuoju pristatinėti, tai aš išeinu pasivaikščioti, kad pristatai pradžioje, išeini pasivaikščioti ir grįžti atsakyti klausimus. Nes taip jau nuoširdžiai sakai, žinot, aš jau jį mačiau kokią 50 kartų. Tai tu mintinai žinai, ką kiekvienas sako, net to žmogaus intonaciją tu gali pasakyti, ką kiekvienas kalba. Tai taip, tuos, bent jau mano atveju, tuos 3 metų tu praleidi absoliučiai tame filme, jo temose. Ir dabar tik pagalvoju, kad vis tiek tas, kas lieka filme, ne, bet kiek yra nemontuojamos medžiagos, kuri papildomai yra surinkta iš viso. Ir visą tą informaciją turite tik tai jūs, aišku, tie, kurie dirba su filmu. Tai reiškia, žiūrėdama į filmą, jūs vis tiek turbūt tam fone girdite ir matote tai, kas buvo pasakyta apskritai, ne, ko jūs neįtraukėte į filmą. Tai jūsų tas suvokimas, jūsų pojūtis, to filmo pojūtis yra vis tiek daug platesnis negu tai, ką matome mes. Ar sunku atsisveikinti su ta medžiaga, kurios jūs nusprendžiate neįtraukti, nes vis tiek tai yra ir iš draugysčių ateinantis pasisakymą, nes žmonės jums atsiveria. Ir ar lengva atsisveikinti su ta medžiaga, kurios negalite įtraukti arba nusprendžiate neįtraukti? Man asmeniškai nėra sudėtinga, bet žinau režisierių, kuriems labai. Ir jie iš pradžių susimontuoja kokių 3 valandų filmą ir po to per vargus negalus atsisakinėja po 10 minučių. Tai mano mėgstamiausia filmo trukmė yra 1 valanda. Tai aš beveik visą laiką jau tam juodam, tarkim, ir medžiagos tu turi 20 valandų, arba man yra buvę, kai turėjom 60 valandų medžiagos. Bet ten buvo jau 1,5 valandos filmas. Tai
tai tu žinai, kad tu turi ten tą 20 valandų medžiagos, bet ir tu žinai, kad tu darysi valandos filmą. Tu jau savo pasisakai, vat aš noriu likti ištikima savo, aš darysiu valandos filmą, nes man atrodo tokie filmai primtiniausi žiūrovui. Ir man pačiai. Tai, nu ir kažkaip išsigrynina, kad sakau, man aš net tam jau juodam montaže man nesigauna tos 3 valandos, man jau ir gaunas kažkokia 1.5 valandos, kur paskui labai lengva atsisakyti. Ir kažkaip taip natūraliai. Tai jau profesionalumas tada. Bet manau, kad ir skonis. Ir kad kažkaip, nu, vat, jeigu tu nemėgsti daug žodžiauti, tai tu ir kine nemėgsti daug žodžiauti. Ir va taip natūraliai gaunasi. Aš pastebėjau, kad jūs esate išmokusi ir linkusi klausytis. Ir Rūta jums kaip pasakoja apie Mockūnų erdvę, taip matau, kad Ramunė taip labai įdėmiai klausotės. Ir turbūt tas įprotis yra susiformavęs klausantis žmonių, ne? Nes turbūt pati pastebėjote per daug metų, ne, kiek jūs kuriate, kad... Taip, man iš tiesų labai įdomu klausytis. Aš galiu net būti kompanijoje ir nepasakyti per visą vakarą nei vieno žodžio. Bet aš skanuoju žmonės, klausausi istorijas, žiūriu jų mimiką ir visus kitus dalykus. Tai man tikrai, man būti stebėtoju ir klausytoju labai labai įdomu. Tai vadinasi, esat savo vietoje, darydama tai, ką jūs darote. Taip, man ta kita kameros pusė tikrai daug labiau primtinesnė. Užtat labai ačiū, kad sutikote šiandien ateiti į interviu, į šitą pokalbį. Ir dar pabaigai tada apie Liūtą Mockūną norėčiau paklausti. Mes kalbėjome, kad jūs su Liūtu matėtės, jūs jį matėtės Santarose, ne? Koks jūsų įspūdis apie Liūtą Mockūną? Kaip jūs jį matėte ir ką jūs apie jį atsimenate? Vis tiek esame Mockūnų erdvėje, tai turiu paklausti kažką apie Liūtą Mockūną. Taip, jeigu šiaip manęs klaustų, tai sakyčiau, nu žinot, aš jo nepažinojau. Bet kai dabar jau Liūtas yra legenda ir kai esam jo namuose, tai galiu pasakyti, kad taip esu jį sutikus. Ir tai irgi šioks toks jau pasididžiavimas, kad tokį žmogų dar pavyko sutikti. Tai aš jį matydavau Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, kur jau vykdavo vėlesniaisiais metais Santaros šviesos suvažiavimas. Tai be abejo, ten buvo tų ryškių žmonių labai daug, bet Liūtas išsiskirdavo savo kažkokių stotų, kur visą laiką, matai asmenybę. Net nesvarbu, kaip jis apsirengęs, jisai vis tiek iš minios išsiskiria. Aišku, ir ta šukuosena, ir tai pirmiausiai tas, tada antra, aišku, paskaitų turinys. Tos paskaitos, kur tiesiog gaudydavo kiekvieną žodį. Ir tas jo ir aštrumas, ir kažkokia ir kritika, ir tuo pačiu ir humoras. Man tas jo humoras labai kažkaip išsiskyrė. Tai ir tos, arba po to polemikos po paskaitų. Jisai labai aistringai atsakinėdavo į klausimus po jo paskaitos. Bet taip pat visą laiką labai uždavinėjo klausimus ir kitiems, kurie skaitė paskaitas. Žodžiu, kad jis buvo toks aktyvus, kad jis neužteko jam ateiti ir paskaityti paskaitą. Jisai per ten visas tas dienas, nuo ryto iki vakaro, nesvarbu kokios veiklos, ar tai paskaitos, ar tai po to kažkokie kultūriniai renginiai, buvo kažkokia centrinė figūra. Be abejo, sakau, jų buvo ir daugiau, ir ten kartais ten jie su tokiu Algiu Mickūnu ten vienas kitą pašiepdami, ten kažkokiam frazėm persimesdami ir per pietų pertraukėlės ten jau kur, nors tų žmonių jau nebuvo daug, Lemonte ten mažoj salėje jau vykdavo Santara šviesa, tai toks iš esmės per kavos pertraukėlę jau visi bendraudavo kartu. Nebuvo kažkokia, kad čia kažkurie klausytojai, kažkurie pranešėjai ar kažkurie santariečiai, o kiti ne. Visi jau ten buvo kartu ir visi per tas kelias dienas, kaip sakyti, ne tai, kad susidraugaudavo, bet tokie buvo bičiuliai, matyti ir mes visi žinom, kodėl mes čia atvykę ir šitas dienas būname tenai. Tai sakyčiau, kad pradedant nuo fizinės išvaizdos ir baigiant tuo aštria mintim ir humoru, man jis toksai pasirodė. Toks, bet labai mielas žmogus. Ačiū, Ramunė. Tai ačiū labai, kad pakvietėt. Jaučiuosi pagerbta. Ačiū. Įdomu, labai iš tikrųjų įdomu kalbėtis apie jūsų kūrybą. Nes apskritai man kiekvieno žmogus perspektyva yra labai įdomi, ne kaip kiekvienas skirtingai mato pasaulį. Ir kadangi mes gana artimai dirbam su išeivijos projektu, su diasporos projektais, tai kiekvienas žmogus, kuris prie to prisiliečia, galvo, o ką jisai tame mato, kokią istoriją jisai nori papasakoti. Ir man tikrai labai jautrus buvo jūsų kelionės namo, labai jautrus pasakojimai.
ir juos ištraukti iš žmonių, aš nežinau, ar jie taip lengvai atsiverdavo iš tikrųjų, ar tik tai, nes atrodo, kad, na, paklausėt ir iš karto, ne, ten, bet čia yra darbo rezultatas, turbūt ir ne visada apie tai mes, nu, galim susimąstyti, mes tiesiog pasižiūrim filmą ir vertinam, o kaip fainai, ne, kokius gerus pašnekovus surado. Bet tai turbūt, nu, nežinau, bet didelis darbas yra prakalbinti. Taip, šioks toks, bet man įdomu. O kas įdomu, tikriausiai ir sekasi. Taip, ir lengva tada. Tai ačiū Jums.